Labas visiems, kaip mes senai nesimatėm, tai žinokit, atėjo laikas ir vėl pasimatyti. Filmuosiu vlogus, nežinau kiek, nežinau kokie jie gausis. Čia bus eksperimentas, bet kažką bandysiu daryti. Tai vat mano pradžia. Labai pati pasilgau vlogų, labai pasilgau su jumis bendrauti, pasilgau filmuoti, pasilgau redaguoti. Žodžiu, viso to proceso labai pasilgau YouTube'o. Va, štai tokį aparatą nusipirkau. Tai jau noriu, nenoriu, reikia filmuoti. Gal leiskit, aš jūs pasidėsiu, nes man atrodo, mums reikia rimtai pasišnekėti. Nes eina savo, kaip aš ilgai nefilmavau iš tikrųjų. Tai žinokit, aš apskritai dabar randuosi Azijoje. Esu visiškai viena ir būsiu čia mėnesį laiko. Ir šiandien yra mano praktiškai pirma diena, kada aš esu čia. Pergyvenau labai dėl kelionės. Mano kelionė truko apytiksliai virš 20 valandų. Tai iš Bilundo skridau į Frankfurtą, iš Frankfurto skridau į Bahrainą ir iš Bahraino skridau į Bankoką. Tai va dabar esu Bankoke, čia praleisiu keletą dienų. Šiaip mano visa kelionė bus tokia ale biudžetinė, daugiau ar mažiau. Aišku, nebus jinai visiškai biudžetinė, bet ir nebus taip, kad aš kiekvieną dieną miegu viešbučiuose, už tai, kad tikrai daug gautųsi, tai aš ir draugų noriu susirasti. Tai aš manau, kad labai dažnai praleisiu laiką ir hosteliuose. Šiaip turiu tiek daug jums visko ko papasakot, kad net nežinau nuo ko pradėti, tiek apie kelionę, tiek apie šiaip gyvenimą. Ir galvoju, ar dabar viską sumesti, ar prasklaidyti galbūt. Tai žodžiu, aš atskridau į Bankoką 9 ryto. Šiaip labai faini skrydžiai buvo, apart to, kad tiesiog aš išvargau, bet labai faini buvo skrydžiai, nes davė ir valgyt, galėjau žiūrėti ir filmus, ir buvo labai patogu, ir buvo tokie gan fancy skrydžiai. Pirmas skridau su Lufthansa į Vokietiją, į Frankfurtą, ir tada iš Frankfurto į Bahrainą skridau beveik 6 valandas. Tai buvo labai labai fainas skrydis, už tai, kad beveik nebuvo žmonių, buvo pustuštis lėktuvas. Ir tada skridau iš Bahraino jau į Bankoką ir pirmą kartą skridau su jau tuo dideliu lėktuvu, nes visą laiką tie mažiukai tokie kaip Ryanairo būna, vieni biški didesni, kiti biški mažesni, bet esmė ta pati. Tai irgi labai fainai buvo ir normaliai pamaitino šitame skrydyje. Man jau prasidėjo tokios haliucinacijos, nes aš naktį prieš kelionę visiškai nemiegojau. Aš išvažiavau iš namų ten gal apie 2:30 ryto. Prieš tai turėjau labai ilgą darbo dieną. Iš tikrųjų labai apskritai ilgos buvo dienos ir labai mažai miego. O apskritai aš Danijoje jau buvau grįžus iš Lietuvos kelionės tik savaitę ir dabar va vėl iš karto išvažiavau į Aziją. Tai ta prasme viskas yra labai chaotiška. Tai šiandien aš tiesiog norėjau pailsėti ir tada su jumis bendrauti. Tai, žodžiu, atskridau šiandien apie 9, tai nusiėmiau šiek tiek grinų, ką aš dar dariau, bandžiau Boltą pasigauti, tai virš valandos laiko mes nesusišnekėjom su vienu vairuotoju, kur aš esu ir kur jisai yra. Mūsų čiatą, jeigu kažkas perskaitytų, tai ta prasme atrodo, kad du suirzę vaikai šnekėjo vien su kitu. Tai kur tu esi? Tai aš čia, tai kur tu esi? Tai aš irgi čia, bet negali būt, kad tu čia, bet negali būt, kad tu čia. Žodžiu, ten žiauriai juokinga, tai galiausiai tiesiog aš jam sakau, aš gal tave atšauksiu ir tada jis mane iš karto atšaukė. Bet gavau savo vairuotoją, atvažiavau čia ir kadangi aš čia buvau tik tais apie 12 ryto, man reikėjo kažką dar paveikti 2 valandas. Už tai, kad tik čekinas normalus nuo 2 valandų. Tai aš palikau savo didelę kuprinę, parodysiu tarp kitko savo amuniciją. Ir nusprendžiau, kad varysiu apsišopint, nes man patinka šopintis ir galvoju, ką daugiau aš šiandien nuveiksiu, jeigu esu visa pervargus. Nenoriu skirti laiko vaikščiojimam ir pažinimui miesto, geriau tiesiog išnaudosiu tą laiką padaryti mini shoppingą. Tai aš šiaip daug pasivaikščiojau, labai daug pasivaikščiojau ir nuvariau kelis prekybos centrus, tai galiu parodyti, ką nusipirkau. Žodžiu, vienintelis dalykas, kurį nusipirkau, nes aš turiu aplink save va tokią va tašytę. Bet jinai jau man pradėjo plyšti, tiek ir te trūko. Ir jinai yra gan mažytė, o aš vis tiek norėsiu šitą kamerą nešiotis. Tai aš nusipirkau naują ir man jinai labai faina va tokia va. Žodžiu, tai čia galėsiu susidėti ir kamerytę, ir pinigėlius, žodžiu, viskas man čia turėtų daugmaž tilpti. Tai va, vienintelis dalykas, ką radau. Vienintelis dalykas. O daugiau, ką nusipirkau, tai yra iš 7-Eleven. Nežinokit, čia 7-Eleven tai yra tiesiog atskira kultūra. Čia aš kaip laukiu atvažiuoti į Tailandą jau tam, kad nueiti 7-Eleven. Šiaip gal nėra geras dalykas sakyti, kad aš labai norėjau čia atvažiuoti, kad nueiti parduotuvę. Bet žinokit, man buvo taip įdomu, nes aš
tiek prisižiūrėjau visokių tiktokų, tiek prisižiūrėjau visokių pasakojų žmonių, kad ten pirki tą, ten 7-Eleven, tai ta prasme geriausias dalykas pasaulyje, ten turi visko ir taip toliau, tai žodžiu, apsipirkau normaliai, tai jų pinigais išleidau virš 1000 batų, 36 maždaug eurai, tai parodysiu, ką nusipirkau, pabandysiu viską rasti, nes žinokit, kai grįžau namo, galvoju, va dabar nufilmuosiu kažką ir tada eisiu pagulėti, bet ant tiek jau, kai grįžau namo, jau mane tiesiog va taip va prie lovos nešė. Tai aš greit viską išsipakavau, nusiprausiau biškį, tiksliau apsiprausiau, nes irgi jeigu visiškai nebuvo ir ėjau tiesiog pamiegot. Tai dar draugui parašiau, sakau, pamiegosiu max 3 valandas ir atsibudau po 5 valandų. Pirmas dalykas, ką nusipirkau, tai žodžiu, yra toks dalykas, tai čia toks kaip inhaliatorius. Žodžiu, aš nesupratau, dėl ko žmonės jį perka ir dėl ko jie jį uosto, nes, nu, tipo, kam, nuo ko, kodėl. Žinokit, šiandien jau per kelias valandas būdama mieste supratau, apie ką čia kalba ir kodėl jo reikia, nes mano nosis taip užsikimšo. Yra apskritai laukia gal 30 laipsnių, buvo žiauriai karšta, bet taip gera po blogų orų. Mano nosis buvo pilna kažko ir aš galvoju, kaip suprast. Nu ir supratau tada, kad kadangi jau į vidų į lauką, o ten labai kondicionierių pilna visur, nu tai turbūt tai įtakoja kažkiek, nu ir turbūt dar yra kažkokių priežasčių. Nu žodžiu, tai nusipirkau visokių tokių gieraliukų. Radau labai fainą dalyką, kuris yra labai panašus kaip miau. Tai va, aš jau išgėriau 2. Eina savo, žinokit, kokio skanumo. Tai žodžiu, dar tokių nusipirkau, mačiau tik tokį, kad žmonės rekomenduoja, čia tokie kaip pagaliukai su šokoladu ir riešutais. Irgi labai patiko, iš karto suvalgiau viską. Tada, nu vandens prisipirkau, aišku. Tada pasiėmiau tokį suši sumuštinis. Žmonės miršta dėl jų, čia yra tiesiog paprasti sumuštinukai, kuriuos mes visą vaikystę valgydom, bet 7-Eleven ten nusiperki, tau pašildo ir aš, vat, kai apsipirkau vieną, paprašiau, kad man pašildytų. Žinokit, nežinau kodėl, bet tikrai buvo wow. Nu ir tada, žodžiu, nusipirkau tokį kremuką. Čia plauką mačiau, kad kapsulės labai yra geros, už tai, kad, nu, vanduo čia yra nekoks. Ir va tokių pasiėmiau, nes irgi mačiau, kad labai tipo geri dalykai, va tokios kolageno kaukės, kažkokie, žodžiu, treatmentai. Paskiau nusipirkau vieną veido kaukę, sakiau, šiandien užsidėsiu, nes manau, kad po ilgos kelionės tikrai labai išsausėjo veidas. Nusipirkau šampūną, tiesiog nieko gero neradau, tai pasiėmiau Panteną, nors šitas girdėjau geras. Reikėjo Deziko, nes su savim neėmiau, labai stengiausi minimaliai krautis, čia yra purškiklis nuo odų, už tai, kad, tarpsime, be jų niekaip neišgyvensit, o šitas ir skaniai kvepia ir yra labai geras. Skustukų, čia kažkokią pastą labai įdomią pasiėmiau, čia irgi kažkoks veido kremas. Nu, žinokis, viskas gal. Leiskit, dabar parodysiu, su kokia amunicija aš esu atvažiavus. Mano kuprinė, žodžiu, 9 kilogramai, tai aš sakiau, krausios labai nedaug, kad būtų lengva. Taip jau gavosi, žodžiu, tai vat, man kuprinaitė ir tada turiu priekį dar kuprinaitę, tai aš vat, va, tai va, čia neužsilenkia, nu ir va, taip va vaikštau. Parodysiu jums apartamentus. Čia šitie apartamentai, ta prasme, mane taip apskemino, nes aš galvoju, va, pasimsiu kažką padaraus, tokį jau biškį labiau fancy, už tai, kad po ilgos kelionės, vat, kol būsiu Bankokė, o čia būsiu keletą dienų, norėsis tikrai, nu, biškį kaip princesiai pasijaus, nes vis tiek. Mano pirma kelionė solo, tai apie tai dar vėliau, bet aš labai nesmagiai jaučiuosi ir ne savo komforto zonai. Galvoju, po ilgos kelionės, čia va pati pradžia, kažką faino išsinuomuosiu, tai galbūt geriau jausiuos, nepergyvensiu taip ir visą kitą. Ar pateisino mano lūkesčius? Tikrai ne. Nu, čia tokios visur spintos, va tokios. Nu, tipo, viskas yra, kai tiesiog, žinokit, nuotraukose atrodė, nu, žiauriai gerai, o čia yra... Nu, bet tualetas, aišku, jums gal normaliai nesimato, bet tiesiog visur yra daug tokio kaip pelėsio. Dušas irgi toks atrodo nelabai higieniškas. Nu, bet aišku, aš žinau, ko čia gali tikėtis. Viską suprantu. Tiesiog, kad aš maniau iš to, ką aš bukinau, kad aš imu kažką geriau. Tai tiesiog biškį nusivyliau. Nes irgi ėmiau gan brangesnį variantą, nei kad buvo kiti. Tai galėjau iš esmės pasimti belenką kitą, už pigiau ir būčiau tą patį gavus, ką dabar gavau. Nu, žodžiu, tada čia mano betvarkė. Ten stalas, va, namų darbus darysiu. Nu, ir tada čia va toks
veidrodis. Bent jau kavytės vat yra ir labai kas nustebino, kad vandens padėjo, už tai, kad negalima jokiais būdais gerti vandens iš krano. Ir tada žiūrėkit, man labiausiai patinka šita vieta. Žiūrėkit, matot, vat, uždarytas langas, ne, čia po biškį matos. Ir aš galvoju, noriu atsidaryti dieną, kad būtų šviesu. Ir tada taip, bum! Čia mano langas. Ir ten. Tai tam tikrus dalykus jau pastebėjau ir aišku, daug dalykų aš jau žinojau prieš čia atvažiuojant, bet yra visai kas kita, kai pats pamatai ir galvoju, tai čia taip, okay. Tai vienas iš dalykų yra, kad eismas čia, žinokit, yra, tragedija. Aš šiandien, kai važiavau iš oro uosto į viešbutį, aš nesupratau, kaip žmonės nepadaro avarijų. Nes aš atrodė, mačiau jau 5 avarijas, bet jos neįvyko. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, esi pėstysis, tai saugokis ir turėk omeny, kad tu turi turėti akis čia ir čia, o vairuotojui yra dzin, jie važiuoja kaip jie nori. Nusprendžiau taip pat ir rašyti dienoraštį. Žodžiu, aš nepasiėmiau jokios knygos, nieko, tai mano veiklos bus filmuoti, ir šiaip, aišku, kažką veikti, bet šiaip tokios ekstra veiklos bus filmuoti ir rašyti dienoraštį. Žodžiu, nusipirkau knygelę ir nusprendžiau, kad noriu rašyti dienoraštį apie tai, kaip jaučiuosi, ką nuveikiau, visokius savo mintis, žodžiu, tiesiog tokį veiklos ir jausmų dienoraštį apie visą šitą kelionę. O dar galiu pasakyti, ant kiek cute, from babe to babe. Čia mano draugas. Mes viens kitam parašėm meilės laiškus. Negaliu, žinokit, kaip juokinga, ta prasme. Draugė, aš verkiu. Draugė manęs paklausė, sako, kaip vaikais. Aš tiesiog jai pasakiau, kad pasilgau draugo. Ir pradėjau verkti. Ir aš blogai nesijaučiu, bet aš tiesiog pradėjau žliumbti ir negalėjau sustoti. Ir pati žvengiu iš savęs, nes man neliūdna. Aš nežinau, kad aš verkiu. Tiesiog turbūt visko buvo per daug susidėjo ir trūko kažkokio tokio mažo dalykėlio, kuris pramuštų. Dar vis rašau tą dienoraštį, dar jaučiu biškį apsitvarkysiu, pasigūglinsiu ir pasakiau, manau, kad eisiu miegoti, nebent jeigu draugas paskambins. Because I get a lot in Ryanair, it's really small spaces, and here I can actually put my feet, my legs out on the hall. Oh, yeah, okay, makes sense. Labas rytas, jas. Kiekvieną kartą įsijungus kamerą, aš vis geriau atrodau. Tai vakar, žodžiu, aš tikėjau su draugu, užsipakinau dar keletą dalykų ir, ta prasme, aš negalėjau, žinokit, nueiti miegoti iki 3 ryto. Niekaip, ta prasme, aš bandžiau miegoti ir aš atsikeldavau paskiau kas valandą. Visiškai negalėjau miegoti. Miegas absoliučiai neėmė, daryk tu ką nori. Tai sakiau, kelsiuosi 7 ryto. Tai dabar yra 9:30 ir aš dar miegočiau 5 valandas. Einu maudytis, einu po biškį ruoštis ir judėsime miestą. Va, parodysiu jums, kaip maždaug atrodė mano kuprinė viduj. Tai iš tikrųjų aš, kaip matau, turiu tikrai nedaug dalykų. Šiti, pavyzdžiui, dalykai, tai man gelbėjimas, nes man tai pavyko ganėtinai gerai susidėti rūbus, nes jeigu būtų reikėję kiekvieną rūbą dėti atskirai ir paskiau kiekvieną kartą ištraukti, žodžiu, būtų tragedija ir būtų betvarkė visada. Tai čia susidėjau tiesiog šiaip rūbus, turiu suknelių, šortų, sijonų ir maikučių. Čia kojinės triusikai ir čia maudamai. Tada turiu visą maišelį vaistų. Labai pasitarnavo Šeino maišelį iš tikrųjų. Čia visokie paketai ir čia buvo dar iš namų aliejukas plaukų, puškiklis kažkoks ir taip toliau. Pasiėmiau Dysoną, nors daug kas sakė, neįim tokių dalykų. Aš sakiau, pasimsiu, jeigu gailėsios, tai gailėsios. Turiu šitokį rankšluostį greičiūnantį, nežinau kaip jie lietuviškai vadinasi. Ir viskas, ir tada mano betvarkėlė čia. Tai irgi papuošalai Šeine, čia laidai Šeine. Pasiėmiau tokių, kadangi galvoju, daug turiu, tai kodėl nepasiimti ir panaudoti. Tai vat turiu ir visokių kremukų ir klenzerių ir taip toliau, nes, pavyzdžiui, makiažai nieko nusivalyti neturiu. Ir mano makiažo būstinė, tai
dabar biškį dažausi. Noriu parodyti keletą dalykų naujų, kuriuos nusipirkau. Nusipirkau Fenty Beauty pudrą. Tada nusipirkau šitus Drunk Elephants dropus. Tada pasiėmiau tokį Narso maskuoklį. Labai ilgai norėjau jį išbandyti iš tikrųjų. Tai pagaliau nusipirkau ir žinokit, man patinka, nes labai padeda mano tamsiem paakiam. Tada mano antra pakuotė jau Huda Beauty fiksuojamos pudros. Man jinai yra pati geriausia ir aš ją myliu ir tikrai labai stipriai ją rekomenduoju. Nusipirkau Eidun štai tokią birę pudrą. Kažkaip sumaišiau su ta populiariaja presuota pudra, nu bet žodžiu, jinai turi tokių kaip ir blizgučių. Tai man, žinokit, jinai labai patinka. Už tai, kad ant veido tie blizgučiai nesimato, bet veidą palieka tokį švytinti. Nusipirkau taip pat naują Sephoros tušą, jau nežinau, čia turbūt mano koks 10, jeigu nedaugiau. Ai, va dar turiu iš House Labs štai tokį lūpdažį. Pirkau Kopenhagoje šitą ir dar vienas buvo, bet man atrodo pasiėmiau tik vieną. Apskritai, pažiūrėkit, mano lūpdažių rinkinys yra va, 3 lūpdažiai berods. Ir va, mano outfit check. Žinokit, čia viskas yra iš Sheino. Nu ir va dar mano tapkės. Su kėdais neįsiu ir man reikia sugalvoti, ką daryti. Arba jos reikia išsiplauti šiandien grįžus, arba reikia pirkti naujus kėdus, nes žinokit, kvapas tai... Kitas dalykas, tai išsimaudžiau ir išsiploviau galvą ir naudojau, tuoj parodysiu, Pantene Collagen Repair. Aišku, dar aš juos išsidžiovinsiu, bet kokie švelnus. Ir žinokit, net matau blizgą. Nu, žodžiu, man atrodo, čia buvo labai geras dalykas. Atsikėliau taip vėlai ir galvoju, eina savo, kaip širdis skauda, kad aš taip vėlai atsikėliau. Galėjau anksti atsikelti, susiruošti, visą kitą. Nu ir tada galvoju, o koks skirtumas iš viso, kada aš keliuos, kada aš varau, jeigu aš esu viena. Man nieko nereikia laukti, nieko manęs nereikia laukti, nereikia prie nieko derintis. Kodėl aš tiek pergyvenu? Renkuosi dabar kokius papuošalus dėtis ir pažiūrėkit, kokių aš turiu mielų dalykų. Ir čia yra labai, beveik viskas, ką matot, iš tikrųjų yra mano draugių dovanoti dalykai man. Pavyzdžiui, šitą dabar gavau nesenai. Mano draugė kopė į Kilimandžaro kalną ir man parvežė šitą grandinėlę. Dėsiu šitą ant kojos. Vo. Ir ant kaklo aš mėlyną visą sugalvoju, gal šitą. Jo, manau, kad dėsiu šitą. Turiu maždaug planiuką, ką maždaug veiksim. Pirmą, noriu papusryčiauti ir labai noriu tai padaryti 7-Eleven. Ir tada iš ten, man atrodo, kad teks imti viešąjį transportą ir varyti į vieną šventyklą. Tai iš tikrųjų šiek tiek persirengiau. Nu, tiksliau, užsidėjau kelnes už tai, kad šventyklose negalima būti nuogais keliais ir nuogais pečiais. Tai mano pečiai yra apsaugoti, tai teko ir persidėti tiesiog, vat, nežinau ar matot, tokias kelnes. Dėl viso pikto, o šiandien noriu daug pamatyti, daug nuveikti, turėti tokią produktyvę dieną. Čia kartais reikia eiti tokiom gatvelėm, kur ta prasme tave gali suvažinėti. Už tai, kad nėra normalių šaligatvių. Aišku, čia yra, kaip matot, bet už 5 sekundžių jo nebebus. Tai aš tiesiog jau ir einu šitą pusę, nes vakar ėjau tuo pačiu keliu. O realis, tai žinokit, pasaka, o dieve, prasme, čia yra tokia atgaiva sielai po tokio šlikštaus oro tiek Lietuvoje, tiek Danijoje. O Lietuvoje aš buvau beveik mėnesį laiko ir aš taip laukiau sniego, normalios žiemos. Eikit, baikit, nieko tokio nebuvo, nei sniego, nieko, atrodo, kad aš iš Danijos atvažiavau vėl į Daniją. Ta prasme, buvo toks oras. Nu ką, atėjom į 7-Eleven. Šitas šiaip labai didelis, eina savo, aš buvau vakar kur kas mažesniam. Nu gerai, taip. O dėja, pažiūrėkit, koks didelis pasirinkimas šitų sušių lapų. Ir jie yra, nu nesveikai skanus, jeigu jums patinka, aišku, ne visiems patinka, bet man tai čia yra tobula. Nu, tai žodžiu, reikės grįžti vėl nusipirkti, nes šių jų pasirinkimo tai ohoho. Tai aš imu šitą, va, tokį, ir sumušteką, kuris yra va šitas. Va bus mano pusryčiai. Taip, sunku su vieną ranką valgyti. Va mano stotelė. O čia, va, pavyzdžiui, kitoj pusėj, tai važiuoja ir į tą pusę, ir į tą pusę. O ši čia važiuoja tik tais į tą pusę. Tai, nu, labai kažkaip keistai. Nelabai suprantu, kaip čia veikia viskas, nu, bet žodžiu. Tai mano autobusas turėtų kažkada atvažiuoti. Neįsivaizduoju, ar jie čia vėluoja, ar laiku atvažiuoja, ar kaip ką, bet lauksiu ir žiūrėsiu, kaip čia gausis. O, man atrodo, varau su šitu.
Valandą laiko važiavau, kainavo mano bilietėlis 6 euro centai tarp kitko ir dabar laukiu eilėj įeiti į šitą šventyklą. Žiūrėkit, kokio dydžio. Aš esu tas raudonas taškelis ir čia yra dar tiek apeiti. Tai ačiū Dievui, kad pasikeičiau šortus į kelnes, nes nebūtų manęs įleidę. Ir šitą žinojau tiesiog, kad buvau dar neapsisprendus, ką tiksliai veiksiu. Eina savo, žinokit, kaip gražu iš tikrųjų. Nu, aš nusipirkau bilietėlį, tarp kitko kainavo 300 batų. Reikės pasižiūrėti, kiek čia tiksliai yra eurų. Nežinau, ar man čia bilietas tiks visur, nes po to žmonės po manęs, kai įėjo, sakė, kad jie nori dar pamatyti auksinę būdą. Tai kad įskaičiuotų bilietėlį, tai aš nežinau, ar mano irgi galioja tai auksiniai būdai ar ne. Jau labai džiaugiuosi, kad čia atėjau, nes labai gražu. Okei, wow, kaip gražu. Žiūrėkit. Ir atrodo, nežinau, į kurią pusę eisiu, nes ir ten gražu. Jau čia einu pirma čia. Nu, aš čia išklaidžiuosi, tai normaliai. Tarp kitko, nežinau, ar sakiau, kad 30 laipsnių dabar yra. Nežinau, ar tas žmogus kalbėjo apie šitą auksinę būdą, jaučiu, kad ne, bet kažkokią auksinę radau. Pamačius šitą užrašą prisiminiau, kad jums net nepasakiau, kur aš atvykau. Tai žodžiu, atvykau į šventyklą, kuri vadinasi Wat Pho. Nežinau, ar aš teisingai turiu, bet autobuse mane suprato. Ir kiek žiūrėjau, jinai yra viena populiariausių Bankoke. Ir tikrai suprantu, kodėl, nes yra labai graži. Gerai, dabar žinau, dėl ko čia yra tiek daug žmonių, ogi dėl to, kad čia yra ta didžiulė auksinė būda viduj. Tai aš nežinau, ar aš noriu tokią eilę laukti. Muša būgną ir turi paaukoti pinigų, bet nieks neaukoja pinigų, visi tiesiog muša ir išeina. Žodžiu, bandžiau išsiaiškinti, kas čia per ceremoniją, tai žinokit, taip ir neradau, nes yra labai daug tokių panašių ceremonijų. Vienas yra Budos gimimui ir mirčiai, kiti yra aukoti savo šeimai, jų geroviai, sveikatai ir ten visokiem kitokiem tokiem dalykam. Tai žodžiu, jų yra visokių labai daug. Tai tiksliai, kuri čia buvo, aš taip ir negaliu pasakyti. Tai jeigu kas žino, tai pasakykit, šiaip labai įdomiai atrodė. Atsiklaupia, pasimeldžia, tada turi smilkalus rankose ir turi žvakutes ir tokią kaip gėlytę neišsiskleidusią ir uždegė tas žvakutes ir jas taip įklijuoja tarp kitų žvakučių. Tada ten į tokį įdomų kaip indą dėžutę įdeda tą gėlytę ir paskiau padeda į kitą vietą smilkalus ten ant tokio smėlio. Žodžiu, labai įdomiai atrodė, net neįsivaizduoju, kaip ten kas ir kodėl. Tai aš jaučiu kokias 10 minučių stovėjau ir tiesiog žiūrėjau. Ir manau, kad iš tikrųjų čia taip ilgai nebūsiu. Nusprendžiau tą didelę būdą neiti, už tai, kad praėjus čia pro šitą pastatą iš šono matosi, langai yra atidaryti, tai kaip ir matosi. Jaučiu, kad beveik viską pamačiau per šoną. Vienas dar dalykas, kuris man yra įdomus, tai pavyzdžiui, kai aš norėjau eiti į tualetą. Kur man reiks eiti į tualetą? Nu šiaip, bet šiandien leidžiant dieną. Tai išėjau, žodžiu, manau, kad pamačiau jau viską, ką norėjau. Nebuvo verta daugiau pasilikti, nenoriu visą dieną čia praleisti ir tikrai apėjau labai daug ir buvo labai graži ir man labai patiko. Einam iki The Grand Palace, irgi labai graži vieta, labai panašiai iš nuotraukų atrodo man kaip ir čia, bet aš manau, kad visos tos šventyklos yra aišku panašios, kas yra labai normalu. Yra labai daug visokių sukčiavimo būdų. Populiarus dalykas, pavyzdžiui, tuktukam siūlyti tave pavežti už labai gerą kainą, jeigu normaliai nesusitari kainos prieš ir galvoja, ai, viskas bus gerai, nes mes kažką susitarėm, vėliau gali tau kainą pasakyti galų gale 3 kartus didesnė. Nu, žodžiu, yra labai daug visokių skemo būdų, aš labai daug išsigūglinau, bet net nežinau, ar viską susižiūrėjus. Tai stengiuosi būti labai budri, bet aš esu blondinė, reikia to nepamiršti. Tai kartais tas budrumas kur dingsta. Matot, yra daug tokių, dabar praeinu, kaip mini kioskelių. Tai tose kioskeliuose gali nusipirkti visokių vaisių, vandens. Aš bent jau kažkaip nelabai noriu iš jų pirkti, nes ypatingai jeigu, pavyzdžiui, kažkas yra plauta su vandeniu iš krano. Tai vienu žodžiu, labai daug yra visokių būdų, kaip gali būti nehigieniška ar nesaugu kažką ar valgyti ar gerti. Galima labai lengvai susirgti. O aš labai to nenoriu ir ta prasme
dalykas, kurio labiausiai bijau, tai kad su sveikata nieko nebūtų blogai, nes tikrai nenorėčiau visą laiką praleisti ligoniniai. Skaudančių pilvus, skaudančią galvą ar dar kažkuo, ar ten viduriuojant ar vemiant. Patys street foodai jau kur būna tokie didesni. Apie juos visokių nuomonių girdėjau. Ir kad yra labai geri, ir kad reikia prisižiūrėti. Aš manau, kad kadangi esu susiradus tam tikrus, kurie yra labai populiarūs ir labai gerai pripažinti, manau, kad ten stengsiuosi nepabijoti ir kažką pavalgyti. Noriu labai tą pajausti tokį tikresnį maistą, nei kad kokiam restorane. Bet pradedu jausti jau tualeto problemą. Taip, iškia, įdomu, ką aš čia darysiu. Radau tualetą, labai džiaugiuosi dėl to. Ir gavau bilietą ir radau įėjimą. Nes kiek ėjau, ne čia, galvoju, tai bus tas įėjimas ar ne. Tai žodžiu yra, jau greit užsidaro šitą šventikla, tai čia ilgai nebūsiu. Ir šiaip nežinau, ar čia galima filmuoti su šitą kamerytę, nes prieš tai rodė, kad jokių fotoaparatų, nors žmonės naudoja. O, wow, ta prasme, čia dar gražiau nei toje Hanojuje. Ant kiekvieno kampo visko kažką įdomesnio. Dieve, kiek čia darbo įdėta. Eina savo, tarsime, čia tai auksas ir blizga ir o dievai. Niekada negalvojau, kad man tai patiks šventyklos. Tarp kitko, pasižiūrėjau, kiek man ten kainavo. Įėjimas praeitoj vietoj, kur sakiau, kad 300 batų mokėjau, ir šitoj vietoj. Šitoj mokėjau 500, tai iš tikrųjų daugiau. Tai praeitoj vietoj buvo beveik 9 eurai, man atrodo 8,50, o čia, žodžiu, yra 14 eurų. Noriu jums papasakoti trumpai, kaip čia viskas įvyko, kodėl aš esu čia, ką aš čia veikiu ir visa kita. Nes šiaip vienas svarbus dalykas žinoti apie mane yra tas, kad aš niekada, sakiau, nebūsiu tas žmogus, kuris vienas kažkur keliaus. Visada labai gerbiu žmonės, kurie sugeba daryti tą solo keliavimą, nesvarbu ar arti ar toli. Bet aš sakiau, kad aš niekada, kaip aš galiu viena kažkur važiuoti, ką aš su savim veiksiu, bus neįdomu, bus nesmagu, aš jau geriau su kažkuo nuvažiuosiu. Man visada atrodo, kad važiavimas su savim tiesiog vienai ar vienam yra laiko švaistymas. Bet iš savo pusės kalbant, nes man niekada neatrodė, kad aš galėsiu viena ir kad man bus įdomu, iš viso bus noro ir nebus baisu, nes man atrodo irgi kitas dalykas yra labai baisu. Baisu tai ne tik dėl saugumo, bet ir apskritai dėl tos vienatvės, planavimo, dėl organizavimo. Tiesiog visada, kai esi su kažkuo, žinai, kad jeigu aš nežinosiu, tai va ten mano draugė žinos, arba jeigu mano draugė nežinos, tai aš kažką sužinosiu, arba mes abi sugalvosim ar išspręsim problemą. Ar lygiai taip pat jeigu su draugu, ar nesvarbu, tiesiog yra kitas žmogus, tu žinai, kad tu nesi vienas už viską atsakingas, net ir jeigu tu planuoji viską vienas, net ir jeigu tu dažniausiai orientuojasi, o ne tas kitas žmogus, net ir jeigu tu visada kelią rodai, o ne tas kitas žmogus. Tiesiog tas jausmas, kad esi ne vienas ir kad kažkas gali irgi savo nuomonę išreikšti, tau kažką padėti, duoti patarimą ir sugalvoti dalykus tavim yra tiesiog visai kas kita, nei kai tu žinai, kad tu esi tiesiog vienas ir jeigu ne tu, niekas kitas tavim nepasirūpins, niekas kitas nieko nesugalvos ir niekas tavęs ir neprajuokins ir su tavim nepašnekės ir viską darai vienas. Verki vienas, kaip aš vakar, juokiesi vienas, viskas yra tiesiog tu su savim. Ir čia manęs draugė paklausė kažkada, jinai, žodžiu, planuoja labai ilgą solo kelionę ir jinai vis keičiasi pas ją. Dabar jinai galiausiai važiuoja į Naująją Zelandiją, paskui ir į Aziją važiuos ir turbūt į Kanadą. Pačiai pradžiai jos planas buvo važiuoti 3 mėnesiam berods į Aziją ir kai buvau Lietuvoj, manęs paklausė, sako, žiūrėk, Monika, aš važiuoju į Aziją, galbūt tu norėtum kartu, nes tiek su darbu buvo pas mane daug tokių neišspręstų klausimų, tiek šiaip buvo praeiti metai man tokie gan sunkus, iš tikrųjų tai vieni sunkiausių metų turbūt kokius esu gyvenime turėjus ir aš buvau tokia, ne, tikrai ne, čia galbūt yra tavo svajonė, čia galbūt yra tavo planas keliauti, aš tikrai nenoriu į Aziją, ta prasme, ne, tikrai be jokių šansų.
Ir jinai sako, tai tu sako, gali su manim, kad ir kokiam mėnesiui, nebūtinai visam laikui. Ir aš sakau, tikrai ne. Mano planas tuo metu dar buvo kraustytis į Londoną pas mano draugą. Ir aš sakau, man reikia taupyti pinigus į Londoną, aš tikrai niekur nevažiuosiu. Bet jinai sako, Monika, kiek tu čia pasikeistų tas biudžetas, jeigu tu mėnesiui į Aziją išvarytum, nekainuojagi čia tiek daug, taigi pagalvok ir taip toliau. Ir taip jinai pasėjo tokią sėklą manyje, vienu žodžiu, kad visai fainai būtų su draugė varyt, kad ir mėnesiui, tikrai brangu labai tai Azijoje nėra, gal ir variantas. Ir aš pradėjau apie tai galvoti ir paskiau draugai sakau, žinai ką, gal ir visai pasirašyčiau, kada mes čia galim varyti, nes jinai dar, nežinojo tiksliai kada jinai norėtų varyti. Ir šiaip žinau, kad šita kelionė visa yra jos ir jinai tiesiog mane taip tarp kitko irgi pakvietė. Ir jinai sako, Monika, sako, aš užpildžiau į Naująją Zelandiją vizą ir sako, jeigu gausi, tai atleisk, važiuosi ten. Vienu žodžiu, esmė ta, kad galiausiai jinai gavo tą vizą ir Azija tiesiog, iš jos sąrašo išsibraukė bent jau kol kas, bent jau metam tai tikrai. Ir aš galvoju, blemba, bet aš taip dabar noriu į tą Aziją. Ir pasiūliau savo kitai draugiai, kuri yra mano kelionių partnerė. Ir jinai sako, varom. Bet tada įvyko situacija pas ją gyvenime, kad nebūtų gavęs jai važiuoti į Aziją. Ir aš supratau, kad aš lieku vėl viena. Ir tada, kaip ir tuo metu įvyko tokia situacija, kad aš išsiskyriau su savo draugu iš Londono. Buvo labai sunkios skyrybos, buvo labai žiaurūs santykiai, kai dabar pagalvoju. Tai sunkiai labai ėjau per tai, bet tuo pačiu ir labai stengiausi savo padėti. Ėjau hipnozės seansus pirmą kartą ir ta prasme man jie žiauriai patiko ir tai buvo visiškai, nes jeigu ne ta hipnozė, aš turbūt būčiau vis dar, gal net iki dabar labai palūžusi, bet aš esu visiškai išsigydžiusi ir laisva ir ta prasme turiu jau naują draugą, kur vakar matėt, kad šnekėjom. Ir man atrodo, pirmą kartą gyvenime turiu sveikus santykius, kur žmogus mane tikrai vertina, myli ir mane trytina kaip princesę. Pirmą kartą gyvenime, nes visada aš būdavau tas princas, kuris trytina savo vaikinus kaip princesės. Tai dabar jaučiu, kad mane taip trytina. Aš pagaliau esu mergina santykiuose, o ne vaikinas. Žodžiu. Buvo labai sudėtingos skyrybos ir galvoju, o gal man tiesiog vienai važiuoti? Ką man čia kažko reikia? Ką man ieškoti kažko? Aš galiu viena važiuoti ir čia bus labai geras iššūkis savo, pažiūrėti, kaip aš pati su savimi jaučiuosi kompanijoje, išeiti iš savo komforto zonos, daugiau apie save išmokti, nes aš pastaruoju metu jau keletą metų einu per labai ilgą savęs atradimo ir tobulėjimo procesą, tiek su psichologija, tos hipnozės, tiek šiaip daug reflektuoju, daug gilinuosi pati į savo jausmus, į savo vaikystę, į savo daug dalykų ir labai daug dalykų praeitais metais blogų įvykusių man labai padėjo sustiprėti ir pagerėti ties tam tikrais dalykais ir atsimerkti ir net atkreipti dėmesį į dalykus, kur galbūt anksčiau nenorėdavau. Tiesiog labai tokie įdomus savęs augimo metai. Tai galvoju, gal reikia važiuoti vienai? Tai ką? Nusprendžiau, kad važiuoju viena, nusipirkau bilietus ir esu čia. Tai tokia mini istorija apie tai, kaip aš čia atsidūriau. Mano planas buvo bent jau pabūti Tailande apie 2 savaitės. Plius minus, tada važiuoti į Kambodžą, skristi į Kambodžą ir tada praleisti joje kokias 5 dienas ir apie 3 savaitės Vietname. Tai toks buvo mano planas čia atvažiavus, o dabar vis dėlto galvoju, kad galbūt į Kambodžą net neuvažiuoti. Tokia istorija. Ir žinokit, nėra taip ir baisu būti vienai, ir nėra taip ir liūdna, ir nėra taip ir blogai. Gerai, man atrodo, kad ne viską bus apėjus, nes turiu nuojautą, kad ėjau tik tais čia, o čia nebuvau, bet kad kažkaip, man atrodo, čia užtverta, tai gal ir neleidžia kitur eiti, nežinau. Bandau ieškoti dabar išėjimo. Eina savo, kai tik sugalvojau išeiti, pažiūrėkit. Eina savo, kaip čia gražu. Tai dabar važiuoju į tokį parką ir ten tikiuosi susirasiu kažką užkasti ir šiek tiek pačilinsiu. Atvažiavau į Lumpini
parką. Tik tais galvoju, gal būtų gerai pirmą nueiti parduotuvę, nusipirkti kažkokių užkandžių ir tada ateiti čia biškį pačilint kokį pusvalandį, nes šiek tiek pavargau nuo vaikščiojimo, bet kažkaip šitą parką bent jau kol kas kitaip įsivaizdavau. O, katiniukas. Čia yra daug katiniukų, matau šitam parke, bet gaila. Aš negaliu su jais bendrauti už tai, kad aš esu nepasiskiepijus nuo pasiutligės. Kaip aš išniurkčiau šitą katiną, Jėzus Marija, aš negaliu. O Dieve, dar matau vieną gražų katiną. Nežinau, kaip aš ilgai išsilaikysiu, jeigu katiniukai tokio grožio. Rekomendavo viena mergina TikTok'e į šitą parką atvažiuoti ir mačiau komentarus, kad kažkokie dideli driežai čia yra ar kažkas. Vien žodžiu, dabar tiksliai tikrai nepamenu, kas per gyvūnai, bet kažkokie įdomesni gyvūnai, ne tik katės. Tai jau čia reikia googlinti 7-Eleven, mano geriausia drauga ir kitaip čia nebus. Ten su mažyčiu katiniuku žaidžia. Liūdesėlis, kaip sakoma. Čia, jeigu ką, yra inside joke'as, draugės vienos buvusio juokelis. Tai mes iš jo juokiamės ir visada sakom liūdesėlis, kaip sakoma, mažyčiai. Čia jau matau medžioja kažką vieną. Čia rimtai bus kačių turas dabar žia. Ten guli ir man atrodo medžios. Ne, nereikia kvies, Monika, ką tu darai. Tai dabar, žodžiu, mano misija yra tokia. Susirandu arba nesusirandu 7-Eleven. Čia biškį pakimarinu. Ir tada mačiau, kad yra prekybos centras vienas labai fainas. Aš pro jį pravažiavau ir aš nežinau, kad jisai čia, bet mačiau, kad jisai fainas, nes jau vakar apie jį mačiau. Tik tais, kad variau kitą. Tai užsuksim ten. Gal biškį per daug prisipirkau čia tų užkandžių. Turėsiu kaip ir pietus, tai gal vėliau vakarienę reiks pavalgyti, bet žodžiu, nusipirkau vėl tų sumuštinukų kaip ir ryte. Negaliu aš be jų, tiesiog kažkas yra, kad labai norisi. Tada pasiėmiau šitą, irgi vakar pirkau, labai patiko. Pasiėmiau atsigerti savo to miau ir vandens buteliuką mažą, kad man vėliau tilptų į rankinuką. Tokie įdomus mieli sausainiukai, tai jų pasiėmiau ir pabandysiu kitokį šitų. Tai, žodžiu, už viską čia sumokėjau 4,30 €. Sakyčiau, visai normaliai. Ir va, kaip atrodo parkas. Čia laksto žmonės. Ten tampimo pratimus daro. Dabar valgau tuos mini sausainiukus ir galvoju, galėjau čia turėti savo tą dienoraštį. Tam parke tokia ramybė ir toks šiltas jausmas. Atrodo, sėdžiu ir tiesiog iš naujo įvertinu viską, ką turiu gyvenime. Čia dabar atsidarys, man atrodo, visas čakros toj kelioniai. Aš nors ir juokinga, bet tikiuosi, tai bus su savim pabuvus, suprasiu, kaip reikia vertinti viską, ką turiu. Kaip reikia vertinti draugus, kuriuos turiu, nes jeigu jų neturėčiau, visada tokia viena būčiau. Koks gražuolis driežiukas, tai o dievučiau. Va, kas per gyvūnai čia yra, ne tik katiniukai. Nu ką, dar liko 22 minutės, jau einu apie 20 minučių ir su prekybcentre. Tikiuosi, kad kažką girdit, nes eismas labai garsus. Tai noriu makiažo ir visai norėčiau kedų. Radau žiauriai fainą vietą, nes nuėjau iki tualeto. Čia, žodžiu, mačiau TikTok'e irgi, kad pasiėmė piniginę arba pasą įsidėti ir ten, žodžiu, tau visokių gali pridaryti visokių tokių. Tu gali pats pasirinkti, ką nori ir kaina nėra baisiai didelė. Žinokit, aš jau kokias 3 valandas esu šitam prekybcentre. Nusipirkau ir batus, ir makiažo, ir dar piniginės tokias, pasai, kur rodžiau ir kalbėjau prieš tai. Tai žodžiu, jau 3% ir važiuosiu namo ir net nemanau, kad kažką valgysiu, visai nesinori valgyti nieko, tiesiog noriu žiauriai gerti. Paskutinis procentas mano telefone, aš einu iki autobuso, tiksliau, einu iki stotelės, važiuosiu apie 45 minutės ir, labai gerai diena praėjo. Aišku, dar grįšiu, pasikrausiu kamerą ir pašnekėsim namie. Bet vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai kad šitas rankinukas buvo geriausia investicija, maža investicija. Tiek man čia visko telpa. Nu ką, grįžau namo. Labai gaila, kad išsikrovė mano kamerą, nes būčiau parodžius labai fainų dalykų. Tai pirmą nuėjau iki tualeto, kai atvariau į tą prekybcentrį. Ir tada pamačiau tą dalyką su pasūtais dėkliukais. Tai ten tiesiog apsižiūrėjau ir tada nuėjau iki makiažo parduotuvės. Tai ten belenkiek brandų
ir tailandietiškų, ir korejietiškų, net ir L'Orealio mačiau, ir Essence mačiau, tarsi labai daug ir tų, ką mes turime Europoje, bet kas buvo labai įdomu, net tie patys brandai, kuriuos mes turim, turi labai kitokios kosmetikos. Tai aš ėjau ir atrodo, taip sunku išsirinkti, nieko nežinau. Pasigūglinau populiariausius brandus ir nuėjus prie kiekvieno brando galvoju, tai ką man čia imti, nes viskas įdomu, bet aišku ir nenoriu išleisti ten tūkstančius tų batų. Tai žodžiu, susidėjau ten tokį mini krepšelį ir tada galvoju, reikia gal pasiklausti kažko, kas dirba, kad man tiesiog parekomenduotų ir pasakytų, kurie produktai yra labai viral. Tai susiradau Ladyboy, labai gražus ar graži moteris buvo, pradėjo man rodyti dalykus ir pačiai pradžiai buvo labai fainai, bet po to pamačiau, kad viską rodo, kas yra labai brangu. Parodė pirmą vieną bazę, kuri ten gan nemažai kainavo ir sako, jinai čia tobula, čia taip anaip. Tada nuėjo, parodė, kuri yra 3 kartus brangesnė, bet jau ten tikrai buvo gan brangi bazė. Ir sako, ta, buvo šūdas, va šita labai gerai. Ir aš galvoju, tu ką tik tą labai išgiriai, dabar atrodo prisiminiai, kad yra brangesnė ir pradėjai man tą girti. Žodžiu, aš pasiklausiau, ką rekomendavo, keletas dalykų man tikrai labai patiko ir parodysiu to, ką nusipirkau, bet žodžiu, po to nuėjau prie tų pasų, padariau savo ir draugui ir tada galvoju, proga man, nes reikėjo 20 minučių laukti, galvoju, proga man dabar nueiti ir nusipirkti batus. Kažkokius kedus, nes žinau, kad tam prekybcentrį galima visai nebrangiai nusipirkti. Tai nuėjau į vieną vietą, nuėjau į kitą vietą ir supratau, kad aš taip nemoku dėrėtis, nes sakau, kiek šiti kedai, man pasakė kainą, buvo, man atrodo, 1500 batų. Sakau, o tai gal pigiau? 1200 final price. Ir aš, žinau, kad aš galiu nusidėrėti iki 1000. Ir aš tiesiog, aš dar nueisiu, apeisiu ir pagalvosiu ir grįšiu. Ir jis, tai palauk, tai kiek tu žadi mokėti? Ir aš tokia, nežinau. Galiausiai vis tiek nusipirkau už 1200. Kaip ir viskas, man atrodo. Šiaip labai daug ką norėjau apžiūrėti ir nusipirkti, bet jau buvo gan vėlų. Atvažiavo autobusas, įsėdau ir buvo labai juokinga, nes tas kontrolierius, pas kurį turi nusipirkti bilietėliais, ten kažką man šneka, o aš taip nesuprantu jų akcento, kai angliškai šneka. Ten kažką pasako ir man grinai 5 kartus turi pakartoti, kol aš suprasiu, ką man sako. Ir buvo toks italas, ten nežinau, gal 60 metų vyrukas, tai jis ten biškai mums padėjo. Ir paskui mes kažkaip visi 3 pradėjom šnekėti apie Tailandą, apie Bankoką. Jisai buvo 3 savaitės, tas vyrukas italas buvo 3 savaitės Kambodžai, tai jisai pradėjo pasakoti apie tai. Ir aš sakau, prašau papasakok, nes aš svarstau, ar man vis dėlto važiuoti į Kambodžą ar nevažiuoti. Tai jisai man labai daug ką papasako ir sako, jo, jeigu 5 dienas į Kambodžą varai, man atrodo, sako, gal ir užtektų. Žodžiu, tai labai man patiko. Ir tas vairuotojas irgi ten bandė vis kažkaip įsijungti pokalbį su savo anglų kalba ir man vėliau sako, o tu gerai prigirdi. Nes sako, tu nesupranti nieko, ką aš sakau. Ir išlipau, jau buvo gan vėloka, jau buvo sutemę, tai jau prasidėjo tas naktinis gyvenimas, tai ta prasme, kokio aš tik dalykų, žinokit, prisižiūrėjau. Visų pirma, tai žmonės labai mandagus, labai mieli, ten komplimentus visi žarsto. Aš tiesiog vaikštau gatvį ir tokia, tiesiog juokiuosi. Nusipirkau tarp kitko vieną elektroninę cigaretę, nors jos yra nelegalios Tailande, bet, jeigu nepamato tavęs niekas, tai viskas gerai, nes negalima viešose vietose rūkyti. Tai nusipirkau ir ten vibratoriai visokie ir žolė visur pardavinėja ir ten, ta prasme, ko tik ten nenusipirksi. Atrodo, atėjo vakaras ir išlindo visi ten su savo visokiom, kas ką sugalvoja, tas tą parduoda. Leiskit parodysiu aš jum, ką aš nusipirkau. Visų pirma, batiukai. O, Jėzus, nemačiau, kad čia parašyta Special. Žiauriai Special batai. Ir dabar žiūrėkit. Tai pradėkim nuo šitų pasų dalykėlių. Man ir draugui, tik tais, kad nesimato jo išgraviruotas vardas. Tada sumokėjau už viską 3380 eurais. 95 eurus sumokėjau už visas šitas šmutkės. Taip, visų pirma nusipirkau tą tirtir, kurią galima, žinau, kad ir Lietuvoje nusipirkti, bet aš į Lietuvą dabar nevažiuosiu ir tiesiog norėjau pasiimti ją iš čia. Tada nusipirkau, čia buvo brangesnis dalykas, iš Beauty of Joseon. Man labai patinka šitas brandas, aš turiu ir sunscreeną, ir paakių kremą, ir kaukę. Tai tiesiog pasiėmiau cleanserį, nes dabar neturiu su kuo visiškai nusivalyti makiažą. Kažkoks powderis su SPF 35, tušą, kur yra ir primeris, ir tušas. Šiaip labai rekomendavo kažką iš šitos kompanijos nusipirkti, tai aš vien dėl to pasiėmiau šitą. Tada tokie skaistalai, jie yra šlapi. Dar vieni
skaistalai šiti yra, jeigu pamenu, sausi, bet irgi atrodė, tarsi jautėsi žiauriai maloniai ant rankos. Tada pasiėmiau štai tokį oil tint. Šitokį irgi čia yra serum tint oil. Jį tik tokią mačiau, kad rekomendavo, tai pasiėmiau. Tada šitą dalyką irgi tik tokią rekomendavo, tai irgi pasiėmiau. Ir tada pasiėmiau vienintelį lūpų pieštuką, kokį radau, buvo šitas, įsivaizduokit. Ta prasme, jie nepardavinėja lūpų pieštuko, arba aš tiesiog neradau. Ir tada pasiėmiau antakį pieštuką, nes aš tą, kurį dabar esu atsivežus iš Elf, kažkaip norėjau kažko kito pabandyti. Tai tikiuosi, kad spalva bus gera, nes nebuvo jokių testerių, tai tiesiog pasiėmiau grey brown. Labai noriu kažką dabar pabandyti panaudoti tiesiog. Visai nieko. Man patinka ir turėtų jisai tintą duoti. Būtinai išbandysiu kosmetiką kažkada kitą kartą. Manau, kad reikėtų ir tikrai padaryti TikToką ir įkelt, labai norėčiau. Ačiū jums labai, kad žiūrėjote. Čia tada ir atsisveikinsim. Tikiuosi, kad buvo įdomu klausytis pagrindę mano bla bla bla. Ir susitiksime kitame mano kelionių vloge. Ciao!